Sveiki gyvi, vėl BSQ ir vėl su kepurė. Turime jau sukūrę dvi programas, normales, rimtas, kiek ten to rimtumo, aišku, bet, lyginant su kur tutorialai, grinai, kur kažką išmokau, kur kažką jau padarėm. Viena iš jų, tai pati pirmoji, buvo juodame lange žaidimas atspėk skaičių, o antroji, tai jau interfeise buvo paspausk, jeigu gali mygtuką. Šį kartą imsimės labai rimto reikalo, kaip labai rimto. Jis nėra labai rimtas, bet naudingas dalykas, kurį praktiškai galėsite naudotis jau po jo padarimo tolesnį laiką ir pritaikyti, tarkim, bet kur ta programa bus naudinga. Apie ką aš kalbu, jūs tuoj suprasite. Ir noriu pabrėžti, jog visa šita programa užtruks 4 pamokas, ta prasme, visą šį reikalą aš suskirstysiu į 4 pamokas ir būtent 4 pamokų laikotarpyje mes sukursime kalkuliatorių. Pirmoje pamokoje pašnekėsim apie bibliotekas. Pirmiausia, tai mums reikia susikurti, žinome, darbo vietą. Projektą kursime. Ir application. Kaip ir paskutiniuose pamokose. Kas tos bibliotekos dabar? Bibliotekos yra tiesiog kažkoks paimtas reiškinys ir to reiškinio pavadinimas. Bet tarkim, tas reiškinys gali būti daugybės būdų, kaip čia pasakyti. Tarkim, biblioteka yra, pavyzdžiui, aš nežinau, ar aš teisingą žodį vartoju biblioteka. Pavyzdžiui, online yra AL vadinasi. O jau toliau NaN jau reiškia, kad suprastų useris, kas būtent iš šios bibliotekos jėmame. Pavyzdžiui, dar iš bibliotekos kursoris yra CR ir tada defaultas eina. Tas defaultas gali keisti kitus pavadinimus. Default monitor DM, DrawKind Decay, ir taip toliau, ir taip toliau. Lygiai tas pats yra, tarkim, su šito viso reikalu. Tarkim, užeinam čia ir bet kokiu atveju matom, pradžia yra TDB. Tai nežinau, kas yra, bet toliau eina database. Tai maždaug lookup combo boxas į tą biblioteką įeina. Combo boxas į tą biblioteką įeina. Imidžai įeina, memų įeina, editai. Viskas į tą vieną biblioteką įeina. Tai va čia yra ta biblioteka. Mes su ją šiandieną biškį padirbėsime. Taigi, galime iš karto kepti prie darbo. Paprasčiausiai iš karto pasididinkime savo formos langą. Plius minus tokį. Aš iš tikrųjų darysiu belenkaip, sumėtysiu. Jūs, jeigu žadate naudoti toliau šitą programą, jūs bet kada galite vėl atsidaryti ją, pasikoreguoti, kažką gražiai sudėlioti. Čia aišku, skonio reikalas. Gerai, langą pasididinau. Man reikės dabar kai kurių komponentų iš standarto linijos. Tai būtų tekstas, kaip sakant, labelai. Man jų reikės 3. Kažkiek, tai aišku, tam pasigražinsiu plius minus. Gerai, su Shift mygtuku susižymę visus 3. Ir properties paskirtyje susirandame font ir kur size įveskime, tarkim, 20. Atrodys kur kas geriau negu tie mažyčiai. Dabar sužymėkime po vieną ir pakeiskime caption. Kad, tarkim, jeigu kažkoks kitas žmogus naudos, kad jis suprastų, ko iš jo nori. Gerai, pirmas skaičius čia rašome. Viduriuke rašome antras skaičius. O čia, tarkime, pavadinkime atsakymus.
ilgoji, man atrodo, ilgoji. Gerai, toliau mums reikia įsimesti tiksliau langelius, į kuriuos vesime ir kuriame matysime atsakymą. Na, jos irgi plius minus galime čia pasikoreguoti. Aš sakiau, nedarysiu nieko gražaus, bet, nu, iš idėjos čia. Plius minus, taip greitai pakoreguosiu. Vėlgi su shiftu susižymė jos visus tris. Ir kur yra mūsų sizas. Fonte. Vėlgi pasidarom 20. Na va, kaip šauniai gavosi. Tik šį kartą šitiem reikaliukam įvesties reikia biblioteką susikurti visiems trim. Jį pažymė pirmą, susirandame, kur reikia įvesti name. Ir pakeičiam į, tarkim, pavadinkime IVS, įvestis, tarkime. Ir pirmas. Čia bus įvestis antras. O čia bus įvestis atsakymas. Na va. Aišku, šitų nesąmonių viduje negali būti, nes mes čia vesime skaičius. Jos reikėtų ištrinti. Tik jau ne caption, nes čia ne tai, kam, nu, kaip jie nėra, tarkim, skaičiai ant kažko, ant lentelės, ant mygtuko ar panašiai, jie yra kažkame. Tai čia jau reikės ieškoti ne caption, o text. Štai čia. Tiesiog ištrinam ir paliekam langelį tuščią. Na, su visais trim tai padarom. Bibliotekos sukurtos, o langeliai turi būti tušti. Tvarkoje. Ir ką, nu, beliko mygtuką paspausti, nes kaip kitaip mes priversim programą suskaičiuoti kažką. Vėlgi mygtuko fontą į 20 padarom. Ir biškį tą mygtuką pasididinam. Tokį riebų padarysim. Ir aišku, mygtukui taip pat susikurkime. Biblioteką. MGT pavadinsim, nu, mygtukas. Ir atsakym. Ne. Kaip jį pavadinti? Tiesiog spausti. Ne, skaičiuoti. Ir jo captioną pakeičiam, kad jisai tilptų ir suprastų useris, kam yra skirtas šitas mygtukas. Na, štai, aišku, čia galiu biškį pasižymėti viską dabar ir biškį pasikoreguoti, nu, pakelti į viršų, nu, taip. Taigi, kaip ir susidėjom viską, susilygiavom, susikūrėm bibliotekas ir pirmai pamokai užteks, antroje pamokai pratęsime. PS. Pas mane nebuvo jokių PS iki šiol, vos ne kaip PMS. Vieną dalyką pamiršau. Mums reikia pasivadinti programą kažkaip, tai ji nesivadins Form 1, ar ne? Taigi, pažymim patį langą, ne kažkokį komponentą, o patį langą. Ir tiesiog, kur yra name'as, duodam jam bibliotekos pavadinimą iš pradžių. Tarkime, tebūnė tas form ir program. Tarkim, form pagrindinis. O programai pavadinsime pačią programą caption, kur mūsų caption. Tiesiog lietuviškai.
Ne, lietuviškai skaičiuotuvas bus. Skaičiuotuvas. Nes tas kalkuliatorius kažkaip įdomiai labai atrodys su K raidė, ne su C. Štai. Tai va, dabar jau tikrai esame pasiruošę antrai pamokai.